Projekto Start metu studentai bus supažindinti su pagrindinėmis pradedančių verslininkų problemomis, metodų taikymų generuojant verslo idėjas, tinkamos verslo idėjos paieškomis, technika kūrybiškam problemų sprendimui ir praktikai, kūrybinių procesų barjerais. Studentai šias problemas bandys spręsti neformalių seminarų metu. Prie mokymų Start ir jų rengiamo konkurso Verslo taurė prisijungė apie 30 pirmos ir antros studijų pakopų bei vientisųjų biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų programų studentai. Sužinojau iš dėstytojų, išrekomendavo, sugalvojau, kad reikia ateiti, tikiuosi gauti bet ką tikiuosi gauti. Tiesiog bet kokios minimalios žinios vis tiek yra kažkokios tai žinios, naudingos žinios. Aš nuo pat vaikystės svajoju apie savo verslą, tai iš čia gautos žinios gal padės man įgyvendinti mano svajonę. Ateityje aš planuoju minimaliai parsinešti žinių bagažą, o maksimaliai galbūt net ir laimėti, jeigu pasiseks. Pasak Start komandos narės ir vienos iš šio projekto organizatorių Viktorijos Vitkevičienės, turėdami praktinių žinių, studentai galės lengviau įsitvirtinti darbo rinkoje, o gal vėliau ir patys tapti darbdaviais. Šitas projektas vykdomas visoje Lietuvoje, Kaune ir Vilniuje. Dalyvauja dar be mūsų ir KTU su savo mokslo technologijų parku, dalyvauja ir Vytauto Didžiojo universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, iš Vilniaus viena kolegija ir visi su savo parkais. Konkurso renginių tikslas – atrinkti inovatyves ir perspektyves verslo idėjas, bei paremti jų gyvendinimą iki idėjos pavertimo produktu ar paslaugą ir pateikimo rinkai. Mokymai vyks anglų ir lietuvių kalbomis viso 2012 ir 2013 akademinių metų sezoną. Konkursui pasibaigus, projekto idėjos bus tęsiamos verslo klubuose, prie kurių veiklos prisidėti bus kviečiami verslininkai ir įžymūs žmonės. Jie dalinsis savo patirtimi ir padės studentams semtis ne tik akademinės, bet ir gyvenimiškos patirties.